Sveiki olimpinio mėnesio dalyviai. Aš esu Tomas Linksmuolis, sporto kineziterapeutas ir šiandien noriu su jumis pakalbėti apie vaikų fizinį aktyvumą. Dažnai girdžiu tokį klausimą, kiek vaikui reikia fizinio aktyvumo. Ir mano nuomonė šitas klausimas yra neteisingai suformuluotas, dėl to, kad jisai verčia mus galvoti apie tai, kiek minimaliai vaikui reikia fizinio aktyvumo. Tai minimaliai, yra ta reikšmė, kad bent jau 1 valanda per dieną, kiekvieną dieną. Bet mes žinome iš mokslo labai gerai, kad kuo daugiau to fizinio aktyvumo, tuo geriau. Ir taip pat mes žinome iš praktikos labai gerai, kad vaiką nuvarginti fiziškai yra tikrai labai sunku. Vaiką galima labai lengvai priversti nuobodžiauti fizinio aktyvumo metu ir ar ten sporto metu. Ir tai gali būti jau ženklas, kad tai yra per daug. Bet tai nėra per daug judesio, tai yra per daug nuobodulio. Tai yra 2 skirtingi dalykai. Yra formalus fizinis aktyvumas, kaip tai sportas, ir yra neformalus fizinis aktyvumas, kaip judėjimas, žaidimas, bėgiojimas, metimas, visokie įvairūs dalykai, kuris ir turėtų šiaip sudaryti pagrindą vaiko fizinio aktyvumo. Tuo tarpu formalaus sporto prasme irgi yra labai didelė pradinukų amžiaus tarpsnėje, bet misija yra čia ne padaryti profesionalų sportininką ar nepasiekti kuo greičiau didesnį rezultatą. Formalaus fizinio aktyvumo arba sporto misija yra išmokti pamilti sportą, išmokti patirti pergalės, pralaimėjimus, suformuoti kuo didesnį fizinį raštingumą per pabandymą įvairių sporto šakų, suformuoti tvirtą, judrų, paslankų, stiprų, greitą kūną, taip pat išmokti patirti tobulėjimą ir išmokti tuo pasidžiaugti. Taigi, per didelis koncentravimasis į formalų fizinį aktyvumą kartais sukuria neigiamą santykį, kartais sukuria potyrį, kad sportas yra kažkokia tai pareiga ar prievolė, kai mes turėtume koncentruotis į tai, kad vaikui tai būtų malonu ir teiktų džiaugsmą. Tai aš jums ir palinkėčiau tiesiog atrasti judėjimo džiaugsmą ir tada patirti to judėjimo kiek įmanoma daugiau.